Kada susidomėjai pirmą kartą šaudymo? Šaudymo sportas, tai jisai atėjo kartu su medžiokle. Kas tave labiausiai traukė šiame sporte? Tai pradėjau dalyvauti varžybose lygiai po 2 dienų po pirmosios pamokos. Labai lengva užsikabinti ant šito sporto, nes jis tikrai azartiškas. Jisai užkabins bet kurį, kuris pabando ir neduok dievė dar ir pasiseka pataikyti, tai diagnozė garantuota. Kokia buvo tavo didžiausia pergalė? Tailande buvo Azijos Grand Prix. Buvau 16. Ką pasakytum žmogui, kuris nori pradėti šaudyti, bet bijo? Nebijok. Lina, kaip save pristatytum? Turbūt visų pirma save pristatyčiau kaip medžiotoja, turbūt kaip save matau pačią ir kurios pašaukimas yra medžiotoja. Žinoma, mama, šeima yra, dėja kartais lieka su mažiau dėmesio negu turbūt nemedžiotojų šeimos, bet taip, visų pirma mama, visų antra turbūt medžiotoja. Šitaip save matyt, kad matau ir ten, kur aš esu dabar, tai jaučiuosi labai komfortabiliai ir savo vietoje. Papasakok apie savo vaikystę, kur augai ir koks buvo tavo pirmosios patirtis gamtoj? Užaugau aš Klaipėdoj, kaip ir turėjau būti miesto vaikas, bet mano seneliai yra iš Rusnės. Labai daug laiko leisdavau kaime, tai turbūt tas gamtos, laukų, miškų bėgiojimas, viskas prasidėjo nuo Rusnės. Ten išlakstytos pievos, miškai, upės, turbūt žvejybos pradžioj, ankstyvoj vaikystėj, tiek su seneliu, tiek su tėčiu, o vėliau tėtis pradėjo medžioti ir kadangi esu vienturtė dukra, tėtis sūnaus neturėjo, o man jisai didžiulis autoritetas, tai visada norėdavosi būti šalia jo. Tai į tą mišką veržte veržiausi, ėjau. Dabartiniai vyrai, kurie stovi su manim ant linijos, tai neždavo mane per griovius ir į tuos varimus vis tiek imdavo nuo mažos mergaitės. Tai kažkaip tai turbūt tas visų pirma buvo noras būti su tėčiu ir automatiškai ta gamta atsirado mano gyvenime. Nors tėvai niekada nenorėjo, kad aš tapčiau medžiotoja. Jie skaitė, kad tai yra nemergaitiška, kad čia ne. Netgi į universitetą, kai stojau į gamtos mokslų fakultetą Vilniuje ir mokslai ties gamta, bet tėvai irgi bandė mane palenkti į ekonomikas ir visokias, kad čia nepraktiška, nenaudinga, nepelninga ir iš tikrųjų vis tiek aš nugalėjau ir ta gamta atėjo. Nuo pat vaikystės aš žinojau, kad aš norėsiu į gamtą stoti, nebuvo taip, kad 12 klasėje apsisprendžiau, kad neturiu kur stoti ar kažkaip tai. Aš visada žinojau, kad aš stosiu, nežinau kur, bet žinojau, kad tai bus gamta. Tai sėkmingai pasipriešinau tėvams ir įstojau į gamtos mokslų fakultetą, baigiau ir magistrantūrą ir dirbau valstybės kontroliai, mano buvo sritis irgi aplinkosauga. Tai viskas buvo susijęs su gamta ir viską bandžiau specialiai prie to pririšti, taip kad ir mokslai, ir darbai visada buvo šalia. Ir turbūt mano tėvų verslas yra tas pats, kuris ir mano, iš jų irgi atėjęs. Tai turbūt kokius mokslus aš bebūčiau baigusi, šiai dienai aš būčiau buvusi čia pat ir dariusi tą patį, tik tai tas kelias buvo toksai per gamtą. Kada susidomėjai pirmą kartą šaudymo? Šaudymas atėjo šiek tiek vėliau, gamta buvo gamta, medžioklė prasidėjo. Iš tikrųjų vienas kursiokas net priminė, kad aš jau studentė būdama ėjau į medžiotojų kursus, bet kažkaip tai jų nebaigiau pirmam kurse, po to ta medžioklė atėjo šiek tiek vėliau. O šaudymas atėjo, šaudymo sportas, tai jisai atėjo kartu su medžiokle, kai jau turbūt kiekvienas medžiotojas norintis pataikyti į antį, jisai turi nuvažiuoti į šaudyklą, o kai nuvažiuoji į šaudyklą, labai lengva užsikabinti ant šito sporto, nes jis tikrai azartiškas, tikrai, nežinau, meditacinis, kaip nori taip vertink, bet jisai užkabins bet kurį, kuris
pabando ir neduok dievė dar ir pasiseka pataikyti, tai tada jau diagnozė garantuota. Galbūt irgi buvo kažkokių žmonių, kurie suformavo tavo tą kelią į šią sritį? Į šaudymą taip, tai buvo tas pirmojo ančių sezono pradžia. Aš atėjau pas Virgilijų Grybę tiesiai, mūsų pasaulio čempioną, tikrai Lietuvos didžioji žvaigždė ir pasididžiavimas, ir mes draugai iki šiol jisai mane treniruoja. Tai labai smagu turėti tokį trenerį ir draugų galiu pavadinti tikrai geru. Tai kartu ir medžiojam, kartu ir šaudom. Ir jisai ir užkabino, atėjome mes tiesiog su vyru į pirmąją pamoką šaudymo. Ir atsimenu, kaip dabar Virgilijus sako, šį savaitgalį bus Lietuvos taurės kažkokios tai varžybos, pirmas ar kažkelintas etapas. Sako, ir jūs turite dalyvauti. Sakom, kaip, kodėl, taigi čia ne mūsų lygis. Ir iš tikrųjų tos varžybos užkabino, tu pamatai, kokia bendruomenė yra graži, kaip visi bendrauja, ten irgi yra dalis medžiotojų, ne tik sportininkai. Tai ta bendruomenė irgi labai sėkmingai kaip piliūną įtraukė ir ten jau esame eilę metų ir draugaujam su Lietuvos sportingo federacija labai glaudžiai. Ten galima plėstis labai daug. Buvo labai graži idėja, kuri tapo gražiu kūnu. Padarėm Lietuvoje jau turbūt prieš kokius 4 metus, neatsimenu tiksliai, medžiotojų lygą. Tai yra, kas tai yra medžiotojų ištraukimas iš miško, jiems padarimas paprastesnių taikinių, kad jie pataikytų, kad jie ateitų, išdrįstų į šaudyklą, kad išmoktų valdyti savo ginklą, kad jaustųsi saugiai su ginklu miške, kad galų gale, kad pataikytų. Tai ir labai gražiai to medžiotojų lyga vyksta. Medžiotojai iš tikrųjų vis daugiau ir daugiau išdrįsta išeiti iš būrelių ir ateiti į tas šaudyklas, tarpusavį pasigalinėti, pasižiūrėti, kaip sekasi, saugumo klausimai, viskas būna paaiškinta. Labai smagu, kad tas Lietuvoje nuėjo labai toli, dabar jau 2 metai ir Latvija iš mūsų paėmė pavyzdį ir jie lygiai taip pat daro šitą ir toksai gaunas, kad tas šaudimas į skriejančius taikinius yra ne tik sportininkų, bet kad ir medžiotojai gali atvažiuoti ir tarpusavį pasigalinėti. Tai yra lengvo tipo varžybėlės ir tiek. Tai labai gražus projektas. O kiek Lietuvoje šiaip yra tokių aktyviai dalyvaujančių medžiotojų? Bijau pasakyti skaičių iš tikrųjų, kiek medžiotojų, bet savaitgaliais į šaudyklą susirinkti gali ir 100 medžiotojų, nesportininkų tarpusavyje. Tai priklauso nuo regiono, nuo šaudyklos dydžio, bet iš tikrųjų vis aktyviau ir aktyviau medžiotojai dalyvauja varžybose ir nebebijo. Ir ne tik tai ančių sezonas pas mus yra labai trumpas, labai gaila neturim pavasarinės paukščių medžioklės. Taip, kad, o tą praktiką reikia turėti, tos įgūdžius reikia palaikyti, tai per metus yra labai, labai šaunu, kad galime tą padaryti šaudykloje įskriejančius taikinius ir kai tas trumpasis sezonas ateina, galim būti taiklus, saugus ir smagus gamtoj. Ar prisimeni, kai supratai, kad šaudimas ir medžioklė taps ne tik pomėgiu, bet ir tavo gyvenimo dalim? Tai viskas prasidėjo nuo medžioklės. Aš iš tikrųjų, kai atėjau į medžioklę, labai gerai atsimenu, susipažinau su pirmosiom savo draugėm medžiotojom, merginom. Dar kai esi viena tarp vyrų būrelyje, tu dar esi pradinukė, sakykim, dar ne taip užtikrintai jautiesi miške, dar sakykim ne, bet kai pamatei, kad yra tokių pačių kaip tu ir kad nėra ko bijoti, kad ne tik tu gali nepataikyti, tada supranti ir iš tikrųjų aš labai greitai supratau, kad aš atradau save ir aš jau žinau, man nereikia kito hobio, man nereikia kito darbo, aš žinau, kad tai esu aš, ir aš žinau, kad tas nebepasikeis. Tai jis labai greitai atėjo iš tikrųjų, bet man turbūt reikėjo merginų palaikymo, kad tas atsirastų. Kaip kilo idėja įkurti medžiotojų parduotuvę medžioklės ir kokią viziją galbūt turėjai? Čia vėlgi kalti tėvai, kurie irgi labai priešinosi tam. Tai yra mano tėvų verslas, kuris prasidėjo prieš 30 metų Klaipėdoje, vėliau Šilutėje. Jie plėtėsi, bet ir visada jiems reikėjo to bendradarbiavimo su užsieniečiais.
visi tiekėjai yra užsienis ir visada prašydavo manęs pagalbos. Aš jau taip antru etatu dirbdavau pas juos jau labai senai ir visi užsakymai, visos prekės, visos naujovės pradėjo eiti per mane ir aš jau pradėjau matyti, kad man reikia pilno etato, aš jau nebesugebu po darbo padėti tėvams dirbti tame versle. Nors jie irgi labai norėjo, kad aš likčiau valstybiniam darbe, kad aš būčiau saugi, kad čia gal man to nereikia, kad tas verslas yra iš tikrųjų sunkus. Ir kadangi man reikėjo jau kažkokio ofiso, tai aš nutariau atidaryti savo parduotuvę ir kad nesėdėti tiesiog ofise. Ir tas lygiai taip pat užkrėtė kaip ir medžioklė, aš į darbą niekada neinu kaip į darbą, aš visada į darbą einu su džiaugsmu ir kartais net pirmadienį rytą galvoju, kad ačiū Dievui pirmadienis ir galiu eiti į darbą ir tikrai nesijaučiu, kad tai yra mano darbas. Tai yra tiesiog. Pas mane viskas yra apie medžioklę, laisvalaikis medžioklė, rytas į darbą apie medžioklę, visi klientai yra apie medžioklę, po darbo yra tiesiog važiavimas į mišką vėl į medžioklę. Visas mano netgi atostogos mūsų su šeima tai yra arba važiuojam kažkur pakeliaujam ir pašaudom, kažkokias varžybas prisiderinam, arba važiuojam kažkur ir medžiojam kažkur tai užsienyje, bet pritraukiam viską prie to, kad suderinti ir medžioklę, ir šaudimą, ir atostogas. Labai džiugu, kad vyras mano ir medžioja, ir šaudo, tai mes galime tai daryti kartu. Sūnus šiemet pradės šaudyti, irgi domisi, medžioklė domisi. Sportiniu šaudimu. Taip, sportiniu šaudimu. Tai kažkaip tai mes visi trys visur kartu galim būti ir labai džiugu, kad galim leisti laisvalaikį kartu. Nes labai daug matau šeimų, kai tarkim vyras medžioja arba vyras šaudo, tai nėra pigu išvažiuoti į kitą šalį, tarkim į sporto varžybas. Tu atimi ir laiką, ir pinigus iš šeimos, kaip ir, o mums taip gerai, nes mes tą galim daryti kartu ir niekas nelieka namie nuskriaustas. Mums abiems tai patinka ir abu mėgaujamės šitai laiku. O sūnus medžioja ar dar ne? Sūnus kaip ir norėtų, bet dar yra stebėtojo vaidmenyje, jisai atsakingas už žiūronus, termovizorių ir vėliau galbūt kažkokį taip pagalbą po šūvio, sakykime, bet norėtų, bet dar šiek tiek pristabdom. O vėlgi apie sportą šnekant, tai su Lietuvos sportingo federacija šiemet jau esam sukūrę naują kūdikį, tokį biškį galvojam apie tai, kad užtenka jau ištraukėm medžiotojus iš miško, jau ištraukėm moteris į šaudimą, labai aktyviai moteris nori šaudyti, tikrai, kai aš pradėjau šaudyti, tai mes būdavom trise, kas buvo labai gerai, nes visada lipdavom ant podiumo. Ir visada buvom apdovanotos, tai dabar toli gražu, reikia dar pasistengti, kad ant jo užlipti. Moterų turim tikrai nemažai ir jų smarkiai daugėja. Tai šią vasarą, ką mes norim padaryti, tai vaikų stovykla. Vaikų stovykla, vyresnių, žinoma, nemažų vaikų. Mes patys šauliai turime daug vaikų, tiek nemedžiotojai nori savo vaikus atvežti į tą pažintį su ginklu, pažintį su sportu į skriejančius taikinius. Tai vat planas yra dabar vaikai. Tai yra, kad jie visada būna šaudyklose, jie visada būna su mumis, jie kaip ir nori, bet reikia tam skirti dėmesio, laiko ir turbūt kartais patys tėvai nėra ant tiek autoritetas ir tiek kantrybės su savo vaiku neturi, bet mes turim idėją, kad padaryti tokią stovyklėlę ir vaikai tikrai nori ir laukia, pažiūrėsim, kas čia gausis šiemet. O yra jau kažkur registracijos? Ne, visa tai dar yra tik idėja, bet viskas bus, viską padarysim ir šią vasarą būtinai įvyks. Kada pradėjai dalyvauti šaudimo varžybose ir kas tave labiausiai traukia šiame sporte? Tai pradėjau dalyvauti varžybose lygiai po 2 dienų po pirmosios pamokos, kadangi Virgilijus Grybė man neleido pasirinkti, jis tiesiog pasakė, kad aš juose dalyvauju. Tai iš karto pradėjau dalyvauti. Galų gale varžybos vyksta ganėtinai dažnai ir tai yra, kai neturi laiko pasitreniruoti, tai yra galima žiūrėti kaip į treniruotę. O tame sporte labiausiai žavi tas, kad tai yra
didelis pabuvimas su savim, koncentracija, ta prasme, tai yra akimirka, kur tu turi susikaupti. Visą gyvenimą, visą dieną bėgi, o čia staiga tu turi tiesiog susikoncentruoti ir tas tavo rezultatas visiškai priklauso nuo tavo galvos. Tai labai įdomu save išbandyti ir tas iš tikrųjų labai priklauso ir nuo tavo nuotaikos ir nuo to, kaip tu ramiai jautiesi, kiek tu esi pasiruošęs ir susikoncentravęs. Tai toks šiek tiek meditacijos tame yra, tame tavo ginklo, taikinio, toks sakykim, kad poilsis tai yra labiau negu kad sportas ir tu per tą dieną išsikrauni taip, kad tau galva vis dėlto tuščia lieka ir tu grįžti namo pailsėjęs ir nauja galva. O kokius jausmus patiri sporto varžybų metu, daugiau adrenalino ar susikaupimo? Varžybų metu aš daugiausiai patiriu gero laiko, turbūt pabuvimų su draugais. Bet čia visiškai skirtingi dalykai. Kiekvienam žmogui yra skirtingai. Vieni labai erzinasi dėl rezultato nepasiekto, kiti labai karšti dėl to rezultato. Man asmeniškai to nėra. Aš atvažiuoju susitikti su kompanija, pabūti su jais, pašaudyti savo malonumui dėl savęs. Aš seku tik savo rezultatą, neseku ir nekonkuruoju. Bet čia tikrai tik apie mane, o ne apie visus, nes kiti linkę vis tiek kažkaip tai juos turbūt užveža tas jausmas, kad kažką nugalėti, kažkur užlipti aukščiau. Tai čia negaliu kalbėti apie visus, bet man iš principo patinka šaudyti. Tai, o kaip ten gausis, vieną dieną gaunasi, kitą dieną visiškai nesigauna, bet tai visiškai neįtakoja mano nuotaikos tą dieną. Aš vis tiek grįžtu laiminga ir pailsėjusi namo. Kokia buvo tavo didžiausia pergalė šaudymo sporte? Tai šaudymo sporte dabar buvome Tailande. Tailande buvo Azijos Grand Prix. Ten iš moterų jų buvo tikrai nemažai. Buvau 16. Tai turbūt tai buvo didžiausias taip mano pasiekimas. Neskaitant tų, kai būdavau pirma Lietuvoje, bet mūsų būdavo 3. Tai čia. Pirma Lietuvoje, Europai kelinta? Oi, ne, Europoje, neklausk šito klausimo, Europoje ten nežinau, ne. Ar prisimeni savo pirmą nesėkmę varžybose? Tos nesėkmės, kaip vertinsi, jos visada yra nesėkmės. Jeigu tu esi antra, tai yra nesėkmė, jeigu esi trečia, yra nesėkmė, jeigu esi 15, vėl nesėkmė, tai ta nesėkmė, kaip tu į tą pažiūrėsi nesėkmę? Pas mane nesėkmių nėra, man visada varžybos yra sėkmingos. Svarbiausia. Kaip vertini medžioklės ir šaudymo kultūrą Lietuvoje? Ir yra dar vietos tobulėjimui? Jo, tobulėjimui vietos turbūt visada yra ir mes, bet palyginus su tuo, aš netgi visiems sakau, kaip mes atėjome į tą medžioklę, kai mums tėvai rodė tokį baisų pavyzdį. Nu tikrai, tai buvo tokia archaiška medžioklė, tikrai būdavo alkoholis medžioklėse, niekas nepaneigs. Dabar tu jo nerasi, dabar yra gražu, tai skiriasi kaip diena ir naktis tos medžioklės, kurios buvo tada ir kokios yra dabar. Tai mano tėtis jau nebemedžiojo gal 7 metus, bet turbūt jeigu jį atsivežčiau, jisai nesuprastų, kaip čia viskas vyksta taip gražiai. Iš tikrųjų nuostabios dabar medžioklės, nuostabiai gražiai viskas vyksta, bet be abejo turime kur tobulėti, bet einam dideliais žingsniais į priekį. Aš matau, kad lietuviai medžioja tikrai labai, labai gražiai, kultūringai, su tradicijom. Fantastika, kas vyksta dabar miške. Tikrai visi pasitempę, visi pasiruošę, žinios apie gamtą galų gale. Tai viskas yra tikrai labai aukštam lygyje. Aišku, kad yra kur tobulėti. Žinoma, ir tobulėjam. Kokį patarimą duotum norinčiam pradėti sportinį šaudymą? Ateiti ir pradėti. Čia nereikia patarimo, nereikia galvoti, reikia tiesiog paimti ragelį, paskambinti, užsiregistruoti į bet kurią šaudyklą artimiausią ar atvažiuoti su ginklu, ateiti ir pabandyti, ir šaudyti. Nieko nereikia daryti. Kaip laikui bėgant keitėsi tavo požiūris į medžioklę?
Tai tas mano požiūris visada buvo kaip ir geras, nes aš, kol buvau prisiglaudus prie tėčio, man vis tiek viskas labai patiko, bet kai pamačiau, kad galima pasikeisti ir tom jau suaugusio žmogaus akim, kai pamačiau, ir kai pamačiau, kad viskas nuo mūsų pačių priklauso ir moterų medžiotojų klubas dėl to atsirado ir iš tikrųjų viskas keičiasi labai paprastai, galbūt ir likę tos blogos medžioklės kažkur tai Lietuvoje, bet aš jos nematau, nes nei mūsų kviečia kažkas į tas turbūt tokias medžioklės ir mes jos nematom. Ir turbūt reikia pradėti nuo savęs ir kaip tu elgies, taip ir aplinkiniai elgiasi. Labai viskas, labai man patinka medžioklė ir šiuolaikinė kultūra, labai patinka medžioklės. Aš nematau blogų pavyzdžių, o jeigu matau, taip būna apsisuki ir išvažiuoji. Nu, tai ir vėl tai yra auklėjimas ir kažkoks tai požiūris ir žmonės galbūt supranta. Tikrai, moterų turbūt nekviečia tie, kurie kažkaip tai kitaip, kažkaip medžioja ne taip, kaip turėtų ar kažkaip tai kitaip, bet aš nebepatenku į tas vietas, kur nėra kultūros, kur nėra pagarbos žvėriui. Nebesusiduriu su tuo, bet gal dėl to, kad kažko nematau. Kokia yra didžiausia klaidinga nuomonė, kurią visuomenė turi apie medžiotojus? Aš turiu sūnų 11 metų ir netgi matau, kaip mokytojų požiūrį labai įdomu į medžiotojus, kas labai keista, atrodo, švietimo sistemos dalis. Ir netgi iki šiol yra vaikam taip netiesiogiai pateikiama, kad kas yra gamtos didžiausias priešas, tai yra medžiotojas. Tai vat, turbūt ta visiškas nonsensas, kad medžiotojas yra gamtos priešas, tai yra visiškai atvirkščias teisybei dalykas, jisai vis dar toks gajus, galbūt vėlgi prie medžiotojo tas sunkiai ištariama garsiai, bet kas visuomoniai sklando, mes matom ir socialiniuose tinkluose ir visur kitur, kad taip, tas medžiotojas vis dar yra žudikas, tai yra toks dalykas. Ir man labai nepatinka tas, kad mes nemylim gamtos, tai vėlgi nemylėdamas gamtos tu negali būti gamtoje. Nelabai įsivaizduoju, kaip galima važiuoti į gamtą nemylint gamtos ar nemylint kažkokio gyvūno ar augalo. Tai čia visuomeniai dar tikrai ir visuomenė šio klausimu bukėja, sakykim. Iš tikrųjų, kaip klausai, medžioklė pati gražėja. Mes gražėjam, tobulėjam, vertinam be galo, sakau, tos žinios apie gamtą, apie kiekvieną gyvūno elgesį, turbūt kiekvienas medžiotojas žino, o pateikiama kuo toliau, tuo labiau. Ar tai, kad, nežinau, miestuose daugėja žmonių, ar tai, kad jau gimsta žmonės miestuose ir auga tos kartos. Greičiausiai. Turbūt, jie jau gimė ant tos. Pas mane buvo nesenai užėjęs vyrukas, gal 25 metų. Jisai sako, jūs ką tikrai būnat miške naktį ir šaudot gyvūnus? Jisai sako, aš galvau, kad visa tai baigės ties vikingų laikais. Ką sako, dabar žmonės, taip, sako, o šeštadieniais dar vyksta varominės, sako, negali būti, sako, čia tik knygose ir senoviniuose filmuose vyksta. Jie tiesiog nežino, kad yra medžioklė. Tai labai keista ir žmogui 25 metai išsilavinęs universitetą baigęs žmogus, tiesiog jisai gimė Vilniui, užaugo Vilniui ir daugiau naktinio klubo ir, ten kažkokio darbo ar kažko jisai nėra matęs. Tai ir labai liūdna, kad taip vyksta. Tai yra tiesiog baisu. Tai šitas labai stebina visiškai. Tai tas nežinojimas, netgi tikrai labai išsilavinę žmonės nesupranta, kad medžiotojas nemedžioja bet kurio. Aš važiuoju su žmogum, sakau, žiūrėk stirną, sako, aš niekada nežinau, kad per zoologijos sodą kasdieną važiuoju, sako, tai kodėl tu nestoji ir nešauni? Žmonėm atrodo, kad ta medžioklė, tai ir aš važiavau autostradą, pamačiau, sustojau ir nupyliau jų, požiūriu. Bet jeigu tai yra protingas žmogus ir tu jam paaiškini, viskas okei, jam daeina ir jis, sako, kaip faina, kaip gražu, tai yra taip ir taip. Bet jeigu yra durnas žmogus, tai neverta net pradėti, nes požiūris yra toks ir viskas. Tai dar tenka kovoti su ta visuomenė, bet jie tikrai toli nuo gamtos, jie nebuvę miške, jie neturi senelių iš kaimo, čia jau visiškai nauja miesto karta, sakyčiau.
Netgi mano sūnus buvo 2-3 klasė, aš išsivežiau vaikus, iš pradžio aš jiems pravedžiau paskaitėlę apie gamtą, bet ten visiškai su medžioklė nieko nesusiję, kaip atrodo briedis, kaip atrodo elnias, kokie garsai, tokie visiškai elementarė, to lygio vaikams, sakykim. Ir mes išvažiavom į šitą regioninį parką, tiesiog pasivaikščioti tais mediniais takiukais, pasižiūrėti, išsikepti šašlykų, kažkas tai tokio. Tai iš 16 vaikų aš paklausiau, kas buvo miške, tai pakėlė 2. Tai vienas taip turi močiutę kaime ir eina grybauti, viskas tvarkoj, o antras yra buvęs Vingio parke. Okay. Visi kiti nebuvę net ten. Aš juos atsivežiau į mišką, iš autobuso pabijojo lipti visi. Todėl, kad jie tos paklotės net nematė. Jie ant žolės, jiems mieste negalima ant žolės lipti, jie nelipa iš autobuso, nes jie nežino ir aš ką tik jiems pripasakojau apie briedę elnį ir jie tuoj suvalgys juos. Jo. Kokius pokyčius norėtum matyti medžioklės kultūrai Lietuvoje? Medžioklės kultūrai turbūt mums dar reikia medžiotojams tapti vieniems su kitais draugiškesniais visų pirma ir tarpusavį nesipjauti, nesidalinti to mėsos kąsnių, priimti svečius kaip svečius, nežiūrėti į svečius kaip į pinigų maišus. Čia yra mūsų vidaus, sakykim, tokie reikalai ir mes neturim norėti, kad visuomeniai mus žiūrėtų labai gerai, kai mes tarpusavį iš tikrųjų dar draskomės. Tarsi, labai daug tų negražių dalykų yra kiekvienam būrelį, turbūt mes turime vidinę tvarką, kiekvienam turim kažkokius konfliktus. Kažkaip tai labai norėtųsi to tokio požiūrė, kad mes atvažiavom pailsėti į gamtą, mes neturim čia nieko dalintis. Mes tiesiog atėjom gerai praleisti laiką ir negalim mes tenais pyktis, negalim turėti tų neigiamų emocijų. Tiesiog tiems medžiotojams kažkaip tai norėtųsi, kad jie taptų viens kitam brolystė, draugystė, bendrystė, taigi to ir susirenkam bendraminčiai, kad draugauti. Tai labai norėtųsi, kad taip būtų ir kad nežiūrėtumėm į pinigus, nežiūrėtumėm į mėsos gabalą, nežiūrėtumėm pas ką geresnė apranga ar šautuvas, kad tiesiog žiūrėtumėm į draugą kaip į draugą ir jeigu tu 30 metų kartu medžioji, tai tu jau tapai šeimos nariais ir yra tokių tikrai labai gražių būrelių, kurie ir kalėdas, ir naujus metus su šeimom švenčia kartu tam pačiam būreliu. Tikrai yra labai gražu, bet dar toli gražu ne visuose ir tos draugystės labiausiai norėtųsi ir meilės vienas kitam, o ne pavydo. Dar jo yra to lietuviško, sakykim, kaip mum klijuoja to kaimyno tvora dega ten ar namas, kad džiaugiasi. Tai tarp medžiotojų dar yra iš tikrųjų šito. Ir čia netgi ne kartų klausimas, ir jaunimas kažkaip panašiai elgiasi, ir jaunoji karta kažkokį panašų turi tokį, kurį reikėtų išgyvendinti mums. Tai čia turbūt pagrindinė problema. Ir kai mes pradėsim mylėti viens kitą ne tik prie stalo, o kažkaip tai, bet už akių šnekėti viens ant kito blogai, tai tada jau būsiu visiškai patenkinta. Kokios yra tavo mėgstamiausias medžioklės rūšys ir kodėl? Aš kadangi miške visada, tai dabar medžiojam bebrus, tai man labai patinka bebrai, bet tuo pačiu aš jau laukiu, kol prasidės stirninų medžioklė ir vėl jinai yra kitokia. Ir vėl jinai tokia dinaminė, aš vėl noriu būti miške. Visos jos turi žavesio, sakykime, varominė medžioklė, kaip po į medžioklę, žiūriu taip, sakykime, skeptiškai į pačią medžioklę. Bet tai yra mūsų tradicijos ir tai yra kolektyvinė medžioklė. Tai yra vėlgi tas, kai mes susitinkam vienas su kitu, kai bendraujam, pasišnekam, nes visus metus tos medžioklės daugiau individualios, o tavo rominė mus kaip būrelis sujungia, mes turim šventes, turim didelės medžioklės, tai jinai mane tuo labiausiai žavi, bet kaip medžioklės principas, sakykime, jis man mažiausiai patinka, kad pati medžioklė. Tai turbūt taip. O atsimeni savo pirmą sumedžiotą gyvūną ir kokios emocijos? Prisimenu, labai gerai prisimenu. Aš buvau bokštelyje su drauge, kuri yra nemedžiotoja. Ir aš pamačiau stirnos patiną.
ir nutariau prie jo prisėlinti. Ja palikau bokštelį, sėlinau, aš prie jo sėlinau, drebėjau visą kaip pušies lapas, galų gale padariau šūvį ir krito tas ožiukas vadinamas. Dieve, grįžau aš į tą bokštelį verkdama, draugė nesupranta, sako, kas atsitiko, ar tu susižeidei, ar kas. Sakau, velnės, aš bijau, kad jis per jaunas, ką aš padariau, kodėl aš tai padariau. Šimtas viduje klausimų, ta prasme, ta pirma atimta gyvybė. Aš iki šiol visada jaudinosi prieš šūvį. Nėra taip, kad šalta ranka, šalta širdim paėmė į sušovį. Ir aš sakau, kad jeigu neturėt to jausmo, tai turbūt nėra ko eiti į mišką. Tas jaudulys jis turi būti. Tu negali visiškai šaltai to daryti, nes vis tiek tai yra, kaip bebūtų gyvybės atėmimas ir tu visų pirma turi nuspręsti, jisai teisingas ar neteisingas. Ir jeigu jisai bus netoks, tau labai ilgai gulės ant dūšios, tai tas pirmas buvo toks, bet aš tą jausmą visada turiu. Prieš šūvį aš vis tiek visą virpau ir jeigu ne prieš šūvį, tai po šūvį, bet tas jaudulys yra ir turbūt dėl jo mes ir einam į mišką. Kad tai pajausti, nes visiškai abejingam tu negali, nemanau, kad tai yra medžioklė, jeigu tu visiškai abejingas tai darai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas jausmas vis dar yra ir kai jo nebebus, turbūt nėra ko ir eiti tenais. Tai visiems to ir linkiu, iš tikrųjų tai yra tas, dėl ko mes einame. Prieš kiek čia metų buvo? 10-11. Kaip atrodytų tavo tobula diena be darbo ir varžybų ir medžioklės? Jinai turbūt nebūtų tokia tobula, bet aš turbūt nuvažiuočiau pas mamą ir suvalgyčiau cepelinų. Tai turbūt taip būtų, jeigu nebūtų darbo ir medžioklės, tai būtų labai tobula diena. Kaip išlaikai balansą tarp intensyvios veiklos ir asmeninio laiko? Taip ir išlaikau sunkiai, bet aš dabar jau esu visiškai aprimusi su medžioklėm. Ta prasme, turbūt tai duoda ir amžius, ir šeima, ir iš tikrųjų noriu skirti ir poilsiui šiek tiek laiko, ir šeimai laiko, ir save labai riboju, ir į medžioklę einu ženkliai rečiau, sakykime, ir taip, reikia stengtis tą daryti, tai negaliu pasakyti, nėra lengva, tai yra lengva ir labai faina, tu pasilgsti medžioklės, galbūt aš tai padariau sąmoningai ir nebemedžioju taip dažnai, vien dėl to, kad labai smagu važiuoti su dideliu noru į medžioklę, o ne važiuoti kas antrą dieną tiesiog kaip į darbą, tai labai smagu to pasiilgti. Turi kokią nors kasdieninę rutiną ar ritualą, kuris padeda susikaupti ir siekti tikslų? Taip, turiu, iš tikrųjų tai yra turbūt rytinė kava su mano artimiausiais draugais, mes beje kiekvieną rytą darbe susirenkam 9 valandą, nesvarbu, kad jie nėra mano kolegos, bet 9 valandą visi renkamės, kas gali, kas negali pas mane darbe kavos, kas atsiveža sumuštinį, kas atsiveža pyrago, aš visada turiu dešros ir mes atsigeriam po kavos puodelį, tai toksai praėjusios dienos aptarimas ir tai čia toksai meditacija ir mūsų tokia dienos labai graži pradžia. Tai čia turbūt ir jeigu atvažiuoju į darbą ir niekas nelaukia, tai aš nelabai suprantu, nuo ko pradėti čia dirbti ir kaip daryti, kaip vienai man gerti kavą, tai yra toks nestandartinė diena, sakykime. Okay. Kokius ateities tikslus turi savo parduotuviai? Savo parduotuviai iš tikrųjų vėlgi turbūt tai vertinčiau su subrendimu ir senatvė, aš neturiu didelių tikslų tikrai. Aš turiu 3 parduotuvės, ta prasme mes su tėvais turime 3 parduotuvės, mano tėvai yra jau amžiuje. Ir man reikės perimti visą tai vienai visiškai, man dabar tikrai labai labai daug padeda mama, turbūt aš jai padedu galbūt, bet ne, jokių tikslų neturiu ir plėstis neplanuoju, nes aš manau, kad mažiau yra daugiau ir man labai patinka su klientu pabendrauti pačiai, o ne, ta prasme, parduotuvių kiekis ar kažko tai kiekis tos kokybės neatspindi. Man tai yra mano ir kliento draugystės
aš turiu daryti tas, kas man patinka, aš nenoriu daryti to dėl pinigų ar dėl kažkokio tai savo kitokio komforto, aš darau tai, kas man patinka ir nenoriu daryti nieko daugiau, nes vėlgi tai nukentėtų mano šeima. Jeigu aš dirbčiau dar daugiau, tai tada kažką reikėtų aukoti. Aukoti aš nieko nenoriu, aš turiu tai, kas man svarbiausia ir tikrai visa tai liks taip, kaip yra. Ir tai nėra lengva ir reikalauja labai daug darbo ir jis nesibaigia 5 valandą vakaro, jisai, kai turi savo verslą, jisai nesibaigia niekada. Tai to galvos skausmo tikrai užtenka ir ne, to dėl komercijos ar didesnio pelno tikrai nedarysiu, kad tai būtų daugiau. Kokios šiai dienai yra paklausiausios galbūt prekės arba tai nuo sezoniškumo priklauso? Taip, tai visiškai priklauso nuo sezoniškumo, nes mes esam, viskas vėlgi su medžioklė, tai kaip medžioklė turi sezonus, taip ir prekės mūsų sezonus turi. Tai vat ir šiandien atlėkiau pas tave tiesiai iš darbo, tai nespėjau rengti tiek medžiotojų, tiek žvejai dabar įsisuko. Tai yra rūbai nuo erkių. Dabar tai prekė numeris 1, iš tikrųjų turim pilną pasiūlą nuo kojinių iki pirštinių, kepurių ir pilnų kostiumų, tai kažkaip tai labai paklausi prekė ir mes dabar tuo ir užsiemam nuerkinimu žmonių. Tai iš tikrųjų labai veiksmingi rūbai. Ir netgi ūkininkai išbandė jau prieš kokius 3-4 metus, tai sako labai keista, kad per visą vasarą nei vienos erkės neturėjau. Tai, kas įrodo, kad kurie būna nuo ryto iki vakaro tiesiog laukuose. Tai dabar tokie sezonai. Jei galėtum duoti vieną patarimą žmogui, kuris siekia sukurti savo verslą medžioklės srityje, koks jis būtų? Nekurk. Per daug iššūkių? Ne, tai tikrai yra per daug, tikrai ir daug kas klausia. Jeigu tu prekiauji ginklais, tai tu turbūt milionierė, tai čia labai paprasta, jeigu tu gali, tai ir aš galiu. Ir ne vieni tokie pradėjo ir greitai baigė. Tai jeigu reikėtų nuo nulio, netgi man pačiai aš tikrai nesugebėčiau, ta prasme. Tai yra labai daug, labai didelė įstatyminė bazė, labai didžiuliai reikalavimai tiek parduotuviai, tiek saugyklom, tiek žmogui, tiek darbuotojams, patikrinimai, atsiskaitimai policijai. Tai yra tikrai labai gilu ir jeigu mano mama nebūtų to padarius ir manęs atvedusi su tuo viskuo, aš tikrai nebūčiau sugebėjusi ir jeigu reikėtų iš naujo padaryti, tai būtų labai sunku. Jo, nes yra daug dalykų, turbūt, ko žmonės nemato. Jo, taip. Nes taip, tai net mano sūnus sako, tai tau lengva, tu ateini į darbą, kavytę ten geri su visais. Tai žmonėm atrodo, kad aš tiesiog stoviu su visais, kavą geriu ir ties tuo tas darbas ir baigėsi. Tai jisai atrodo toks romantiškas visiems, kaip aš čia su medžiotojais apie medžioklę šneku, kur tu medžioji, kaip medžioji, man žinoma visada įdomu ir aš tikrai su visais labai daug laiko praleidžiu, bet tai yra tik klientas. Ta prasme, po tuo slepiasi labai daug popierių, labai daug ataskaitų, labai daug buhalterijų, labai daug dalykų. Tai visa tai yra tas tikrasis darbas, sakykime, o klientai ir kavos gerimas yra tikras malonumas. Man kas patinka pas tave parduotuvėje, kad yra jauki tokia atmosfera ir parduotuvė pati jaukia. Kaip kituose miestuose ar patalpos? Tai yra kažkas panašaus, todėl kad tas tikslas ir buvo nepadaryti Maksimos, o padaryti tas, kad būtų jauku žmogui ateiti, pašnekėti. Ta prasme, tai yra man įdomu, man ta prasme, jo, iš tikrųjų, kai visi ateina, sako, čia kaip į namus ateini tas ir aš labai džiaugiuosi, kad jie tą jaučia ir kad visiems labai smagu ateiti ir niekas nebijo atsinešti konservo ir duoti paragauti ir mes dalinamės viskuo ir toksai jaukus. Tas pats su tom prekėm yra. Aš nenoriu tos pačios prekės, kurią turi visi. Ta prasme, tai turi būti mano prekė, jinai kažkokia išieškota, jinai kažkokia kitokia. Tai yra ne kažkokia tai tinklinė, kur visi turi. Tai va tas man įdomu, tas man jauku, tas turi būti mano.
to ir buvo siekiama, kad tai yra parduotuvė namai, o ne parduotuvė ir taškas, ir kasa. Tai labai džiugu, kad va ir tu taip sakai, nes tikrai daug kas ateina, sako, čia visą laiką faina sugrįžti. Tai labai džiaugiuosi. Dar gali primint, kokiuose miestuose galim rasti parduotuvės? Tai mes esam Vilniuje, Siesikų 14, tai čia, sakykime, naujausia mūsų parduotuvė ir nors labai daugam žinoma, bet dar Vilniečiai ne visi atradę, nors iš kitų miestų puikiai žino ir Vilniečiai žino jau, nes mes čia esam tik tai 3 metai dar Vilniuje, tai čia naujausia mūsų parduotuvė, o Klaipėdoje parduotuvė dirba 30 metų, Birutės 12, tai ten turbūt mama pažįsta 100 km aplink Klaipėdą visi irgi, nors į miške nėra buvusi, bet jau jinai tiek prisiklausius tų medžiotojų kalbų, kad gali tau papasakoti, kaip šerną sumedžioti ir kaip prie slankos prieiti. Tai čia šitoj vietoje taip, tai ir Šilutėje turime parduotuvę irgi ganėtinai senai jau, nežinau, gal 15 metų. Tai va 3 mūsų parduotuvės šiuo metu yra. Pabaigai blitz klausimai. Mėgstamiausias ginklas šaudymui ar medžiokliai? Zaueris. Jei galėtum medžioti bet kur pasaulyje, kur tai būtų? Aliaska. Vienas dalykas, be kurio neįsivaizduoji medžioklės? Čika. Mėgstamiausias gyvūnas ne kaip medžiotojo, tiesiog asmeniškai? Tuoj pasakysiu. Dramblys gal. Ok. Labiausiai erzinantis mitas apie medžiotojus? Žudikai. Greičiausias sprendimas, kurį esi priėmusi versle ar gyvenime? Greičiausias kaip? Greičiausias sprendimas, kurį teko priimti gyvenime arba versle. Jėzus, kai tu paklausai, Jėzus, blitz klausimas, greičiausias sprendimas, kurį esu priėmus. Aš visus sprendimus labai greitai priėmu, tai pas mane viskas labai greitai. Gerai. Ką pasakytum žmogui, kuris nori pradėti šaudyti, bet bijo? Nebijok. Viskas. Ačiū. Ačiū tau.